Sveiki gyvi, dar vienas pasispardykime epizodas ir šį kartą Lietuvos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas. Sveikas Edgarai. Labą dieną. Dar senais laikais, aš pradėsiu truputį nuo toliau mūsų pokalbį, tokia grupė Mango yra dainavusi dainą, kurioje buvo žodžiai išmintingi žmonės sako neverta į tą pačią upę brist antrą kartą. Ar tai reiškia, kad Edgaras Jankauskas nepaklausė išmintingų žmonių? Visų pirma, apie Mango grupę reikia... Aš atsimenu labai gerai, grupė 6-9 mano laikais buvo, tam Zenitė šlovės, tai jau dainas aš gerai žinau, Mango galbūt mažiau, bet kalbant apie to žodžius... Protingi žodžiai? Šiaip, iš kurios pusės pažiūrėsi, aš manau, kad ne vienas pasiekimas ar kažkoks tikslas... ką reiškia ne vienas, daug turbūt dalykų nebuvo pasiekti iš pirmo karto, kur reikėjo, nežinau, antrų, trečių bandymų. Tai dabar į galvą ateina toks pavyzdys žmonių, kurie išrado, pavyzdžiui, elektros lemputę, ten aš girdėjau, kad tas išradėjas, jisai buvo nepriimtas ar išmestas iš daugelio mokymosi įstaigų, tai yra, reiškia, jo bandymai nebuvo sėkmingi, kol kažkas atsitiko. Tai aišku, čia turbūt mastelis visiškai kitoks, čia nėra kažkokių atradimų ar kažkokių tai nesuvokiamų dalykų, bet pabandyti antrą kartą, jeigu yra tokia galimybė, tai aš manau, kad kiekvienas turintis charakterį, turintis tikslų žmogus tikrai tą šansą turėtų priimti, kas tai bebūtų, tai sportas, mokslas, netgi gyvenimiški dalykai, tai yra ten, sakykime, šeimos kūrimas, juk ne visiems iš pirmo karto viskas pavyksta, tai aš manau, kad reikia bandyti ir antrą, ir galbūt trečią kartą. Čia pas mus yra radleris nealkoholinis, yra ir unikos vanduo, kuris su 5 jodo naudomis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Kai mes pirmą kartą darėme tokį ilgesnį interviu, tuomet dar žaidė Jungtinėse valstijose ir po geros valandos, kai aš jau sakau, tai jau viskas, tavo klausimas, atsimeni koks buvo? Sakai, aš galiu papriminti. O tai apie knygas nieko nepaklausė. Tai dabar pradedam nuo knygų. Ką pastaruoju metu skaitai, kada užsidegiai skaitimu ir ko tavęs išmokė knygų skaitimas? Na, aš labai mėgstu knygas ir labai pykstu ant savęs, kada per daug laiko sudeginu ar prarandu darydamas dalykus, kurie neturi tokios prasmės. Soctinklai. Labai gerai pataikė, man net buvo gėda pasakyti. Tas visas žinių srauto stebėjimas, karo stebėjimas ar ten netgi tų pačių sporto pasaulio žinių siekimas, kur atrodo tie dalykai, jie verti tik tai tą sekundę, nes jau po 2 dienų bus kitos rungtynės, kiti žmonės žais, tai aš manau, kad galutiniam rezultate tai nėra taip svarbu, kaip perskaityti gerą knygą, ar ten 10 puslapių geros knygos. Tai dėl to aš su savim turiu irgi daug dirbti, kad sugebėčiau daugiau laiko paskirti skaitimui. Nes aš manau, kad čia yra ta vieta, kur žmogus tikrai tobulėja, kur tos žinios jos ilgesniam laikui lieka arba jos atsideda ten į kažkokius stalčius ir reikiamo momentu tikrai tie stalčiai atsidarys ir iš ten tu galėsi paimti kažkokią išmintį. Ne ten statistiką ar rezultatą, bet tikrai tai, ką žmonės išgyveno, protingi žmonės išgyveno ir įkėlė į knygos puslapį. Tai ką dabar skaitai? Dabar aš užbaigiau skaityti tokią knygą, kuri vadinasi, kaip jinai dabar, unikalus, dar vienas. Lietuviškai skaitai? Skaitau 2 knygas, vieną lietuviškai dabar baigiau ir paraleliai aš skaitau visada angliškai arba prancūzišką kokią nors knygą, kad nepamiršti tų kalbų, kadangi vis tiek gyvenant Lietuvoje yra
yra mažiau galimybių tas kalbas praktikuoti, palaikyti jas, jų tą tokį gyvenimą. Tai lietuviška knyga vadinosi Girtuoklio, ar tai pasivaikščiojimai, ar tai ten šlitinėjimas, kažkas tokio. Paėmiau Palangos bibliotekoje, per 10 minučių reikėjo išsirinkti knygą, kadangi užsidarinėjo biblioteka, tai paėmiau grinai dėl pavadinimo. Tai ta knyga yra apie atsitiktinumus ir jų įtaką mūsų gyvenimam. Tai irgi tokia gan įdomi knyga. Ir paraleliai skaitau dabar prancūzišką knygą apie pokario laikotarpį Vokietijoje. Kažkas tokio primenančio, galbūt Remarko kūrybą. Iš Vakarų fronte nieko naujo iš tos serijos. Na, ja, o kada vienu metu skaitai 2 knygas, nebūna, kad pradeda herojai painiotis? Na, tai ko gero, gal nėra pats geriausias sprendimas skaityti 2 ar 3 knygas iš karto, bet šiais laikais šitas multitaskinimas, jisai jau turbūt ant tiek yra natūralus, kad... Na ir tos užsienio kalba, kai skaitai knygas, tai vis tiek ieškai daugiau turbūt tikslas yra, kad ta kalba, na, tu matytum, kaip ten dėliojasi sakiniai, gramatika, o ne turinys pats. Mes prie treniravimo prieisim, nes tai bus didžioji pokalbio dalis, bet dar keli momentai, įdomesni momentai iš žaidimo laiko. Pavyzdžiui, Čempionų lygos finalas ir tas momentas, kai Jose Mourinho atsisuko į atsarginių suolą ir svarstė, ką leisti į aikštę. Ja. Tai kaip ten buvo? Buvo šansas tuo metu žengti į aikštę, ne? Aš visada sakau, nežinau, kiek kartų šitą istoriją man teko pasakoti. Tai aš vis laukiu to momento, kada sutiksiu savo buvusį trenerį ir paklausiu jo, kad žinočiau, nu, bent jau atsakymą. O galvoju, jis atsimins? Tai be abejo, kad atsimins. Aš manau, kad tokius dalykus kaip finalus, Čempionų lygos, galbūt ten atmintis nebus ten labai gyva, bet priminus tą epizodą, tai žmogus, aišku, gali save sugrąžinti į tą laiką. Tai man pačiam būtų įdomus tas atsakymas, nes aš taip sąžiningai galvoju, kad... Papasako, kaip ten buvo, jis ėjo ir iš jūsų 2 rinkos, ar... Jo, ten buvo kokie, nežinau, 55-60 minutė ir rezultatas buvo 2-0 ir mes jau ten akivaizdžiai, man atrodo, kontroliavom tą žaidimo ritmą, ten pas juos buvo keletas svarbių traumų, kurie neteko, ten puolėjo, man atrodo, Džiulys susitraumavęs jau buvo išimtas jau, nu, kaip ir aišku buvo, kad tas rungtynės mes laimėsim, aišku, jokių garantijų. Panašu į tai buvo, tik jo, geras pataisimas. Ir tada jis atsisuko į mus ir mes sėdim su Beniu, kažkodėl tai sėdim ant suolo, nes šiaip tokiu laiku jau antrą kelnį, na, jau žaidėjai turi šilti, jau būti toj, sakysim, jau mankštintis ten prieš reikalui esant, kad žaidti aikštę. O mes ten visi sėdim, jisai mane žiūri mane jį ir aš kažkaip, nežinau, gal aš nukreipiau akis į aikštę ir kažkaip, sako, nu, parodai, kad įsigandai tarsi. Ne, nu, gal kad įsigandai, tai aš tikiuosi, kad tikrai ne. Bet, nu, ką žinau, nu, gavosi taip. Ir Benį pakvietė ir jisai išėjo. Nu, bet, aišku, Benis buvo daugiau vertas, ko gero, jau žiūrint tą visą tos kampanijos kontekstą, jisai buvo ir mušęs įvarčius į aštuntfinalį, ar tai ketvirtfinalį, Manchester United vartus abu. Tai kaip ir viskas logiška. Niekada nepagalvojo, kaip būtų, jeigu pats būčiau išėjęs. Nu, pagalvoji. Nu, aišku, pagalvoji. Ir dėl to aš ir sakau žaidėjams, kada mes turim rungtynės, ten pasiruošimą rungtynėm, aš jiem ir sakau, išgyvenkit tas minutės, tas sekundės, stenkitės, nežinau, ten įsigraviruoti į atmintį, kas vyksta, kaip tu jauties, kodėl, nes kai baigėsi karjerą, tu sugrįši vis tiek į tuos laikus, kai buvai žaidėjas, kai buvo kažkokios situacijos
Ir kaip tu pasakei, galbūt kažkur tu išsigandai, paskui tu apie tai analizuosi ir savo užduosi klausimus. O dabar praėjo kiek, 30 metų, 20 metų. Ir va dabar, kai tu pasakai, gal tu išsigandai, aš dabar galvoju, o gal iš tikrųjų, gal ir taip. Tai va, dėl to labai svarbu tas minutės pabandyti įsiminti, ką tu jautėjai, kokia ta buvo aplinka, kas įtakojo tavo sprendimus, nes, kai baigėsi karjeros, tai likęs tas gyvenimas, tai tikrai aplankys ir mintis, ir savianalizė bus, ir abejonės, ir galbūt klausimų savo užduosi daug, kodėl buvo taip, ne kitaip, ir ar galėjo būti kitaip, ir kodėl tuo momentu sprendimas ar elgesys buvo vienoks ar kitoks. Dar vienas toks tarsi vizitinė kortelė buvo, kad Edgarui Jankauskui pereinant į naują klubą, jis debiutinėse rungtynėse muš įvartį. Ar tai reiškia, kad niekada neturėjo adaptacijos problemų, ar čia tiesiog toks sutapimas? Dėl adaptacijų tai visada ateina galbūt vėliau, ne su pirmom ar antrom rungtynėm. Aš manau, kad didelis noras, tas degimas, matyt, tai pradžioj ten kažkokio naujo etapo, jisai priduoda jėgų, galbūt tai buvo pirma priežastis, kodėl taip įvykdavo, nes tas noras atiduoti geriausią save, ten daugiausia įdėti darbo ir galbūt net jeigu panalizuotum ir pasirodyti, ir be abejo, kad tai ir yra viena iš varomųjų jėgų, parodyti save pasauliui. Ir jeigu pažiūrėsi tuos įvarčius pirmus, kuriuos man teko įmušti, pavyzdžiui, Ispanijoje pirmos rungtynės buvo Madride su Atletiko. Ir Atletiko turėjo tada nuostabią komandą. Ten treneris buvo Antičius, tokie žaidėjai žaidė kaip Hasselbankas, Simeone. Tai ir žaidėm jų stadione, pilnas stadionas, 40 000, tas senas Vicente Calderón stadionas. Ir tas įvartis, kurį aš įmušiau, mes pralaiminėjom 1-0, ten į vienus vartus mus daužė, aš atsimenu, nes ten dar ir daug politikos yra šitose rungtynėse, ten Madride su Baskų regiono komandom, ypatingai tuo metu, kai buvo etos laikai. Nes aš galvoju, ten tais metais ir buvo etos išpuolis. Madride beje ir buvo. Jo, ir buvo galbūt porą savaičių po tos garsaus sprogdinimo metro, man atrodo, nes visas stadionas skandavo ten asesinos ir aš galvoju, ką čia reiškia tas žodis. Aš paklausiu, kažkas sako, asesinos tai reiškia žudikai. Tai įsivaizduojam, 40 000 skanduoja žodį, žudikai. Ir tas įvartis, kurį aš įmušiau, buvo toks, kur, jeigu ten būtų 10 rungtynės, aš ko gero ten kojos nebūčiau kišęs, nes ten vartininkas žymiai arčiau buvo ir ten jau kur aš kišau tą koją, tai ten buvo galimybių, kad ir ten ją nulauš. Bet matyt noras ten lenkia bet kokius ten, nežinau, savisaugos instinktus ir galbūt tai dar duoda kažkiek pateisinama tos įvarčius pirmose rungtynėse. Dar vienas dalykas, kur man visada įdomu, kaip jaučiasi žaidėjas tokioj situacijai. Priminsiu, buvo vienos tokios Lietuvos rungtynės su Serbija, po pirmojo kėlinio, iš aukštai iš VIP tribūnos, Algimantas Liubinskas, tuometinis treneris, girdi Keiskį Jankauską, jis pardavė rungtynės. Jo, aš atsimenu tą momentą. Man atrodo... Ar kaip pavyzdžiui, Algimantas Liubinskas nepakeitė, kaip žaisti antrą kėlinį? Vis tiek turbūt psichologiškai nėra lengva, čia, ne šiaip žmogus iš gatvės pasakė. Jo, čia ko gero svarbu, kas tai pasakė, kokioj būklei tas žmogus pasakė šitų žodžius. Tai aš atsimenu, kas pasakė ir atsimenu, kaip tas žmogus atrodė. Ten stovėjo su nugertu bokalu alaus, jau matyt ne pirmu. Ir matyt, aš nežinau, aš atsimenu tas rungtynės, man atrodo, mes 2-0 pralaimėjom. Pirmas kėlinys buvo 0-1. O prie 0-0 turėjai labai gerą progą įmušti. Aš ten virš vartų pramušiau, taip. Matyt, galbūt
irgi aš nenoriu čia būti kažkokiu teisėju, bet žmogui iš šono visada atrodo, kad tos klaidos, kurios atsitinka aikštėj, kad jos galbūt daromos specialiai. Na, yra ta tokia fobija, aš atsimenu, tais laikais tai daugiau gal iš sovietinio to bloko ateidavo, nes man teko ten žaisti, tai aš atsimenu, ką reiškia, kai ten žaidėjas suklysta ir visas suolas pašoka ant kojų, ir jau reikia, kad pardavė, jau pardavinėja kažkas rungtynės. Tai matyt, tai turėjo įtakos. Aišku, labai nemalonu, jo labiau, kai tu žinai, kad tu atvažiavai čia, vien tik tai už garbę, už atstovauti savo šaliai, nieko už tai negauni, tik tai dažniausiai gauni traumas, ten kažkokius sumušimus, problemas. Kritikos dažniausiai. Jo, kritika plus problemos grįžus į klubus, nes tada ten prarandi, arba ten vėlgi turi išklausyti pretenzijas, kad per vėlai ten atvažiavai, ar per pavargęs, nes sekančios rungtynės čempionatuose būna iš karto, ten po poros dienų. Tai be abejo, kai yra tokie santykiai su federacija arba su tavo tiesioginė valdžia, tai demotyvuoja futbolininkus, nes tai buvo, šitie žodžiai buvo pasakyti federacijos atstovam. Mes nenorim sakyti galbūt pavardžių, nes vis tiek daug laiko praėjo ir galbūt net neverta. Visi mes darom klaidas ir mes darom ten aikštėj, kažkas daro tribūnoj. Bet tokie dalykai be abejo, kad demotyvuoja žaidėjus. Ir aš atsimenu, kad sekančių rungtynių aš net nežaidžiau, vien dėl to. Aš pasakiau, kad... A ne? Taip, tai... Ir dar ten buvo šioks toks fizinis kontaktas po rungtynių. Gerai, dar prieisim prie kontakto. Pertrauka. Ir tu, ir Liubinskas girdėjot, ką pasakė, neminėkim pavardžių, Liutauras... Koks vyko... Neįvardavė tai pavardės. Koks vyko pokalbis per pertrauką? Tarp tavęs ir trenerio. Jeigu jau galutinai išgrynint tą epizodą, tai tegul čia nieks nepyksta, nes vėlgi aš pasikartosiu, visi mes pykstam ir aš puikiai atsimenu tą momentą, ten buvo aukštas kamuolys ir gynėjas Karstaičius, buvęs Serbijos, dabar Bulgarijos rinktinės treneris, numetinėjo kamuolį vartininkui, bet aš kaip ir perskaičiau tą momentą ir aš buvau labai, aš anksčiau užbėgau ir jisai man sukūrė tą progą. Tikėjais, kad suklys, ne? Jo, tai tikėjausi nelabai, galbūt tai buvo realu, nes tokio lygio žaidėjai ir rinktinės, retai tokias klaidas daro, bet taip atsitiko ir ta proga buvo turbūt per gera man, kad aš kad patikėčiau, kad čia ta proga ir aš galvojau iš pradžių permetinėt vartininką, mušti tenai ir aš galvoju, reikia duoti stiprų tarp ausų, tokį. Bet tiek minčių per tą vieną sekundžią. Tai aišku, kad per tą sekundę ten, tu perinki kažkaip variantus, galbūt pirmas mano variantas, aš atsimenu, buvo, dabar mesiu per vartininką, bet galvoju, jeigu ten į rankas pataikysiu, ar ten per štangą permesiu, atrodys kaip pižoniška, aš galvoju, tada mušu stipriai, ir jau jisai nespės ten į rankų pakelt, nebent pataikysiu šiandien ten į krūtinę ar į galvą. Ir gavosi taip, kad virš vartų nuėjo tas kamuolys, tai tiek užteko kažkam, kad pagalvotų, kad tos, nežinau, ką ten pasakė, kad pardavinėja ar atidavinėja rungtynės ir dar ten ne tik mane dar įtraukė ir Marius Stankevičius, man atrodo, ne? Jo, ir Mariuką keisk juos, nes ten kažką. Ir aš pamenu, treneris mums pasakė rūbnį, aš sakau, ką? Jis bet sako, aš nekeisiu, čia nesąmonė. Sakau, tai kas blogiausia, po tokio sulaukto tokios informacijos, aš visą antrą kėlinį žaidžiau, laukdamas momento, kada aš sutiksiu tą žmogų, kuris tai pasakė. Tai jau čia mano problema, taip neturėjo būti, bet aš paaukojau antrą kėlinį, laukdamas susitikimo su žmogum, kuris tai pasakė. Tai čia galbūt toks irgi naivumas, kvailumas, jaunatviškas, kur tu atidedi į šoną svarbiausią dalyką. Labai sunku save perlaužti. Tai ką aš noriu pasakyti, kiek ta kritika gali paveikti žaidėją.
Tai aš jau tada žaidžiau, man atrodo, Ispanijoje, ko gero. Nu tai čia turbūt. Jo, tai ką aš noriu pasakyti, tai jau aš žaidėjas ten iš stiprios lygos, su daug žmonių, su daug jau įpratęs prie kritikos, lyg tai turėčiau būti ir vis tiek taip tave pažeidžia. Tai įsivaizduokit dabartiniam jaunimui, kurie žaidžia A lygoje dažniausiai arba ten silpnesniuose čempionatuose, kad ir užsienį. Tai kiek ta kritika turi įtakos, kaip jinai gali ten išderinti žaidėją. Tai visada vis tiek, reikėtų pagalvoti, ką sakai. Ir kaip tas susitikimas įvyko, toks kaip tikėjais ar kitoks? Čia po rungtynių viskas buvo, ar ne? Taip, ten po rungtynių jau kas vyksta, tai ten jau visai kitaip žmonės šneka, gal tas laikas ten šiek tiek antro kėlinio pravedina galvą, jeigu toliau išgaruoja. Jeigu leidi išgaruoti. Tai aišku, ten jau visai kitokia, kai žmogus pasako tau į akis ir iš tribūnos, irgi turbūt yra skirtumas. Visiškai. Kada ta drąsa išgaruoja, kada tu matai žmogų priešai save. Tai, kaip sakant, toks epizodas ne pats maloniausias, bet reikia ir tokius turbūt išgyventi, kad žinotum, kaip gali būti, kokios pasiekmes gali būti. Dėl to aš atsimenu, dar vienas treneris yra pasakęs man, tiksliau, aš jo paklausiau, kodėl jūs niekada neateinat į Rūbinę po rungtynių? Laidos ne tik apie futbolą rėmėjai. Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Čia ne lietuvis, ne? Ne lietuvis. Ir jisai man sako, dėl to, kad aš galiu pasakyti dalykų, kurių gailėsiuosi paskui. Ir šiaip tai yra daug tiesos tame, nes dažnai po rungtynių, tose pirmose minutėse emocijos tave yra užvaldę ir paskui jau, kai tu peržiūrėjai, pavyzdžiui, ten video rungtynių, tu visai kitą vaizdą matai, net ir po pralaimėtų rungtynių, aš atsimenu, mes su rinktinė pralaimėjom rungtynės Slovakijoje ir Slovenijoje 4-0. Čia dabar, jau treniravimo laikais. Jo, Slovenija ir Slovakija. Ar tai ten, nes ir ten mes po 4 gavom, man atrodo, buvo ten tas toks nesėkmingas etapas. Ir po rungtynių aš pasakiau žaidėjom, kad čia viskas blogai buvo. Ir spaudai tai pasakiau, bet paskui, kai mes jau ten analizuojam, peržiūrėjom video, tai tos rungtynės, jeigu mūsų priešininkai nebūtų sėkmingai užbaigę 4 atakų, jos būtų lygios. Ir mes turėjome momentų, ir jie turėjo, tik skirtumas buvo, kad jie sumėtė 4, o mes ne. Bet šiaip ten rungtynės tikrai buvo labai lygios. Dėl to pačio turinio, dėl ten veiksmų, kombinacinių, ten buvo tikrai mūsų geros rungtynės, bet rezultatas viską užtušuoja, juodai, ir tuo metu tau atrodo, kad viskas yra blogai. Čia negaliu nepacituoti legendinio Algimanto Briaunio, kuris po 11 lygos rungtynių duodamas interviu sakė, reikia nužudyti tos, kurie sugalvojo po rungtyninius interviu. Aš žudyti gal ne, bet čia turbūt didesnis iššūkis. Čia jis kažkiek ironiškai, aišku, pasakė, jo, tai suprantama. Bet irgi po sunkių ten Atlanto rungtynių kažkas tokio buvo. Jo, bet aš manau, tie post-match interviu, jie labiausiai ir yra laukiami ir žiūrovų, nes tu pamatai žmogų, kuris nėra savo natūralioj būsenoj. Jis yra visas išdraskytas emocijų, ypatingai, aš ko gero, kalbu apie pralaimėjusios komandos trenerį. Ir nežinau, kas sugalvojo tos interviu, bet tikrai tai didelis iššūkis ir reikia tam būti pasiruošusiam. Bet Edgarai, tavo porungtyniniai ar priešrungtyniniai interviu, kada tu dirbai pirmą kartą rinktinėje ir dabar jie yra visiškai skirtingi. Nes tuomet atrodė, kad renki kiekvieną žodį, bijai kažko per daug nepasakyti, dabar jauties žymiai laisvesnis. Ar čia yra pamokos, ar kažkiek kitaip irgi, nežinau, knygos išmokė žiūrėti į pasaulį? Tai pamokos, patirtis, be abejo, tai patirtis, ko gero, labiausiai. Ir dabar bijai pasakyti,
Ir reikia bijoti, nes bijoti pasakyti, ko nereikia. Nes reikia labai gerai pagalvoti, ką tu turi sakyti. Nes labai jautriai žmonės reaguoja, tie patys žaidėjai, jie jautriai reaguoja į kritiką. Aš spėju, kad taip yra. Aš pats buvau toks jautrus kritikai, kaip mes ten bevaidintume ir deklaruotume kokią odą. Kad komentarų neskaitome, neįdomu. Oda stora, jau man čia nieko, tai dažniausiai tie, kurie tai deklaruoja, yra patys jautriausi. Tai vėlgi, reikia galvoti, ką sakai, nes tu kalbi ne tik apie save tai ką pasakysi, tą pasakysi, bet kai jau įtrauki trečius asmenis ir paskui tu su jais turėsi vis tiek toliau dirbti, tai vis tiek reikia išlaikyti kažkokias ribas, kad visų pirma tie pasisakymai nebūtų tokie savęs gynybiniai, galbūt. Nes labai dažnai mes girdim, kad čia visi kalti, tik tai ne aš ten. Tai vat šita profesija ir yra dalis profesijos, kad tu kaip ir negali pasakyti, ką tu tikrai galvoji, arba emocijų ten pagautas, ką tu norėtum pasakyti. Nes lengviausia yra pasakyti, tai jie žaidė, jie neįmušė, ką aš čia pasakyti. Ką aš nueisiu už juos spendelį? Tai va, yra dalykų, kurių tu negali sakyti ir, čia yra to žaidimo dalis. Kuo tų dviejų erų, ar kaip čia dabar įvardinti, tavo versijos skirias labiausiai? Ką pats pastebi? Aš kol kas tokių gilių analizių savęs netlikinėjau. Visų pirma, aš labai nemėgstu žiūrėti ir savo interviu, ir tai man tikrai daug kainuoja. Tai čia, kai aš sakiau, kad dabar įdomesnį interviu, čia pagirimas buvo šiaip. Be abejo, kad tai yra didelis pagirimas ir labai aš už tai dėkingas, jeigu tikrai taip yra. Dėl tų erų, tai aš manau, kad per mažai laiko praėjo, mes tik tai pradedam tą savo komandos auginimą kartu. Ir aš atsimenu... Čia tas pradedam gali būti labai slidus žodis, nes kada sutartis galioja, tik neilgai. Neilgai sutartis galioja ir kiek ten begaliotų, bet tikrai aš kitaip neįsivaizduoju. Tada gerai, jeigu tiksliai žinočiau, kad sutartis baigėsi kada ten kovo mėnesį, tai ką dabar darysi iš karto, nežinau. Kita vertus, o koks skirtumas, galiotų 5 metus, o ką tai keistų? Jo, ko gero nieko nekeistų, nes lygiai taip pat po metų... Tikrai taip, ir jo labiau, kad aš atsimenu praeitą etapą, kuris buvo pradžia sėkminga, kur galbūt pradžioj priešininkai nelabai mus kreipė dėmesį, bet paskui pamatė, kad mes esam kad reikia kreipti. Geri priešininkai, kad reikia į mus kreipti dėmesį, analizuoti taip pat, kaip įvyko ir šiemet, ir ką tik su Serbijos rinktinė, kurie atvažiavo jau tikrai, jeigu pirmos rungtynėse ten atrodė, kad čia mes gal šiek tiek pataupysim jėgų ir nereikės tiek resursų, kad nugalėtume, tai šitas rungtynės jau atvažiavo visai su kita nuotaika. Aišku, čia yra aplinkybės jų nesėkmingų 2 rungtynių prieš tai, ko gero, ten kritika, ten žiauri medijos skalbykla buvo prasidėjusi. Tai nesutinkė su serbų fanų pasakymu, kad serbų krepšininkai ir futbolininkai yra panašus tuo, kad nei vieni, nei kiti nemoka žaisti futbolo. Nežinau, kas taip galėjo pasakyti, turbūt užteko. Čia turbūt po pralaimėjimo vengrams buvo toks pykčio protrūkis, aš taip įsivaizduoju. Taip, čia tokie pykčio protrukiai, nes jeigu tu pažiūrėsi tos rungtynės serbų su vengrais, kurias mes žiūrėjom, tai ten vienintelis dalykas, kurio jam trūko, tai užbaigti atakas. O dabar užbaigiant tą temą, dėl pirmo etapo ir antro, tai aš manau, kad vis tiek praėjo 4-5 metai ir mes paaugom kaip
žmonės, kaip vyrai, kaip profesionalai, vis tiek tie metai nebuvo kažkur ant pečiaus praleisti ar nežinau, sanatorijai kažkokioj. Tas pats ir su federacija, tas palaikymas federacijos, pozityvumas, supratingumas yra irgi šiek tiek, tiksliau ne šiek tiek, bet kitoks. Jeigu tais laikais ten daugiau buvo tokios kritikos arba nepasitenkinimo po nesėkmių, tokių nesėkmių prieš stiprius priešininkus, kur kaip ir logiška, kad tai buvo ta rungtynių baigtis. Tai dabar mes jaučiam palaikymą ir klausimus, ką mes dar galim padėti arba prisidėti ar pakeisti, kad būtų daugiau galimybių gerinti rezultatus ar kad komandai būtų patogiau ten keliauti, gyventi. Tai federacija daro viską, kad komandai būtų geriau. Ne, ten užsima kritiką, ar ten sako, kad kam vis tiek pralaimėsit, bet klausia, ko dar reikia. Jeigu mes ateinam su kažkokiais tai prašymais, kad mums reikia ten kažkokių technologijų, kad neatsiliktume nuo kitų rinktinių, tai vietoj to, kad tam pasakytų, kam tau reikia ir taip išsiversi, mums leidžia tai daryti, mums leidžia įsigyti tos dalykus. Tai aš manau, kad mes žygiuojam į priekį, keičiasi tas mentalitetas, keičiasi suvokimas viso to bendro reikalo. Tai aš manau, kad mes žygiuojam teisingą linkme, be abejo, kad visi nori rezultatų, visi nori greitų rezultatų, kad investicijos atsipirktų, bet dabartiniu laiku aš manau, kad tas toks supratingumas yra ženkliai toks profesionalesnis. Bet mes čia galim sakyti, kad ne tik federacija, bet, sakykime, ir žmonės, kurie šiemet palaiko komandą, toks jausmas, kad jie irgi supranta, jog žaidėjai atiduoda viską, ką gali. Nes, aišku, stipriai prisideda tai, kad stadionas normalus, bet rinktinė tai palaikoma, labai labai seniai buvo. Be abejo, stadionas daug prideda. Čia reiktų dar kartą padėkoti žmonėm, kurie sugebėjo šitą projektą įgyvendinti, pradėti ir užbaigti. Jo. Bet sirgaliai, jie supranta futbolą, supranta, kad jiem reikia emocijų ir gali nebūti rezultato, bet kai yra turinys, yra pastangos, yra atsidavimas, yra aistra, tai užkrečia sirgalius ir aš manau, tai duoda net daugiau negu ten kažkoks nepelnytas rezultatas, kas irgi futbole įvyksta. Ten komanda žaidžia vangiai, ten kaip pavyzdžiui... Aš pasakysiu pavyzdį, jeigu būtų 1-2 su Juodkalnyje, būtų žiauriai apmaudu tokiuose rungtynėse, ne? Jo, bet aš manau, kad jeigu būtų 1-2, mes vis tiek būtume sulaukia tų pačių aplodismentų, dėl to, kad komanda atidavė viską, ką turėjo. Bet kai išeini iš stadiono, vis tiek būtų toks kartelis, o dabar toks... Tai faktas, visi mes, pagrindinis mūsų tikslas tai yra rezultatas. Galutinis rezultatas tablo. Dabar ar tik tai patenkins mūsų publiką, jie įrodė, kad ne, kad tu gali ir pralaimėti, bet garbingai, tie priešininkai visi bus stipresni, kas atvažiuos čia šiemet, kitais metais, aš spėjau, kad visi bus stipresni, atsižvelgiant į tą mūsų reitingų lentelę, nebent tai ten kažkokia, nežinau, atvažiuos Gibraltaras. Mažai šansų. Tai nesvarbu, bet šitame etape mūsų sirgaliai yra patenkinti turiniu, tuo, ką mes galim duoti. Tai yra ta maksima, kurį mes duodam, bet mes matom, kad to maksimo irgi gali neužtekti. Rungtynėse su Juodkalnyje arba rungtynėse su Serbija. Mūsų maksimas, jeigu jie mum atveš savo maksimumą, reiškia, mes pralaimėsim. Dabar serbai atvažiavo, jeigu ten žiūrėsim nuo 1 iki 10 skaliai tą motivaciją, rungtynių dieną, jie atvažiavo su 10. Aš jau prieš rungtynės kalbėjau su jų treneriu, mes kartu žaidėm Benficoj su asistentų treneriu pirmuoju. Ir jis sakė,
tokia skalbykla senai buvo, ten iš medijos, iš televizijos, viskas sakė, jau per apšilimą matėsi, kad jau šitą komandą čia jokių nebus intro, nebus čia jokių žvalgybų, jau iš karto važiuos ten aukščiausių bėgių. Nu, taip ir buvo. Tai kada jie atvažiuoja su tokiu nusiteikimu ir mes duodam jiem savo irgi 10 balų, mes vis tiek pralaimėsim, nes, nu ką tu padarysi ten? Nieko nepadarysi, bet jeigu sirgaliai pamatys, kad mes duodam ne 10, o ten 6-7, o mūsų komanda ten priešingai... Tai užtektų, kad ir varžovas 6 duotų, vis tiek sirgaliai nebūtų patenkinti. To aš manau taip, nes jiem reikia emocijos, jiem reikia tos aistros, kuri ten spinduliuotų iš aikštės. Ir tą jie pamatė abiejose rungtynėse ir jie buvo patenkinti. Nesvarbu, kad mes nelaimėjom ne vienų iš tų 2 rungtynių. Ar kada galvojai, ką ne tai padarai pirmosios savo eros metu? Na, visada aš ir mano tas štabas, visada mes žiūrim, pradedam nuo savęs. Mes tikrai esam savikritiški, mes suprantam, kad ir tos patirties, ten kažkas turi daugiau, ten mes žaidžiam su komandom, kur treneriai yra ženkliai vyresni ir daugiau išdirbę, daugiau matė, tai faktas, kad mums labai daug reikia dar išmokti, mokytis, žiūrėti į veidrodį. Dabar tų klaidų, tai kada yra daugiau pralaimėjimų negu sėkmingų rezultatų, tai faktas, kad tu ieškai kažkokių tai klaidų, kurias padarėjai, ar mastai apie sprendimus, kurie galbūt turėjo būti kitokie, bet dažniausiai, tokio konkretaus atsakymo sunku ras, nes tai jau vyksta po rungtynių ir ten, pavyzdžiui, galvoti ir svarstyti, kad reikėjo žaisti ne su šitu žaidėju, su kitu, ar ten galbūt poziciją, kažkur tai jam parinkti kitą. Tai tie klausimai tokie lieka pakabinti ore, nes tu nesužinosi, nes tai jau įvyko ir belieka tik tai pasidaryti kažkokias išvadas, paanalizuoti, kaip sakant, tas mintis pasidalinti tarpusavį, bet dažniausiai tu išeini su tais klaustukais, ar tai būtų buvęs teisingas sprendimas. Ar po pasitraukimo iš rinktinės buvo galimybė sugrįžti klubinį futbolą vyriausiojo trenerio poste? Tai ko gero, po pasitraukimo ir buvo daugiausia galimybių iš karto pereiti į klubinį futbolą, bet tuo metu buvo tokios rinkos kaip Rusija, Baltarusija. Dar prieš karą čia viskas. Jo, dar prieš karą, bet tuo metu kažkaip aš nejaučiau, kad tai būtų teisingas sprendimas, ten turėjau ir savų kažkokių tai reikalų, galbūt ir asmenim gyvenime, dėl to tuo metu aš tą pauzę paėmiau, galbūt šiek tiek per ilgą ir paskui užsitęsė ten ir dėl politinių reikalų. Covidas turbūt. Ir Covidas buvo, jo, tai tas pasaulis jau šiek tiek pasikeitė, visiems mums parodė, kad nieko labai jau laikino šitam pasauly nėra. Gal pastovaus nėra labai. Pastovaus, teisingai. Kad viskas yra labai laikina ir pasaulis gali apsiversti taip, kaip mes net neįsivaizdavom. Ką aš turiu omenyje, COVID arba, gerai, mums atrodė tuo metu, kad COVIdas čia yra baisu, bet tai buvo, ko gero, žiedeliai. Iki vasario 24, ne, praeitų metų. Tikrai taip. Tada sulaukė Jano pasiūlymą sugrįžti į Riterių klubą kaip puolėjų treneris. Neslėpkim, buvo tokių, kas juokėsi iš tos pozicijos, o kaip tu pats reagavai į tą poziciją ir dėl ko ji, sakykim, klubui svarbi buvo? Aš reagavau taip, aš buvau įsitikinęs, kad tai yra reikalingas vienetas trenerių štabe ir pačio klubo struktūroje. Ir Janas, ko gero, šitos pozicijos kaip ir inovatorius Lietuvoje, jisai
suprato, kad tai yra labai svarbu, galbūt po mūsų tarpusavio keletos pokalbių, nes aš buvau tos pozicijos žaidėjas ir aš žinau, kiek tai gali duoti naudos, kada tu turi kažkokį mentorių, kuris jau praėjo šitą kelią, jisai gali tau patarti šalies, tu, jeigu prisileisi jį ir jo kritiką, tai jinai gali būti labai konstruktyvi ir tai gali pakeisti tave kaip žaidėją, padaryti geresniu. Tai kiek Gytis Paulauskas jau dabar yra priėmęs tų pastabų į savo galvą? Jis daro tai, ką jūs ten treniruotės kalbėdavot? Aš manau, kad Gytis, nenoriu čia kažkokių laurų prisimti, bet jo augimas yra akivaizdus. Prieš porą metų, kada mes tik pradėjom su juo daryti kažkokius reikalus, ten, sakysim, per treniruotę, po treniruotės, prieš treniruotę, jisai... Nesibodėjo darbo? Ne, jisai yra iš tų žaidėjų, kurie, jeigu tu su juo būsi valandą, tai jisai ir bus tą valandą, jeigu ten 2 valandas, tai jisai bus ir 2 valandas. Aš mačiau, kad jisai nori tobulėti, kas man yra, ko gero, svarbiausia. Jaunoji karta ne visa to nori. Ne visa, tikrai. Jisai išsiskiria tuo savo tokiu užsispyrimu, tokiu noru tobulėti. Nes yra žaidėjų, kurie iš karto sako, aš čia pavargau, galbūt per daug, galbūt jau man to nereikia. Gytis tikrai yra labai savikritiškas, labai kuklus. Klausantis, jis man šiek tiek primena Mofį, nes su Mofį man teko irgi keletą apturėti treniruočių ir aš mačiau, kaip jie klauso, kaip jie nori padaryti tai, ką tu ten prašai ar sakai, paaiškinamas jiems, kad to reikia. Ir aš mačiau Gyčio evoliuciją ir matau iki netgi paskutinių rungtynių, kad jisai jau pasikeitė kaip žaidėjas. Aišku, dar reikia tobulėti labai daug, reikia dalykų, taisyti, gerinti daug komponentų. Bet daugelį dalykų jisai labai patobulėjo. Tai yra, pavyzdžiui, ėjimas į kamuolį, aukštą, atsispyrimas nuo vienos kojos, nusileidimas, kamuolio priėmimas, blokavimas, rankų darbas, kontakte. Šaltakraujiškumas, nes tarkim, tokia situacija kaip su Juodkalnyje, Riterių klube buvo ne viena neišnaudota panaši proga. Tikrai taip. Kamuolio priėmimas. Nes jisai turi labai gerus fizinius duomenis, tokiu ūgiu būti, turėti tokį greitį, koordinaciją, aš manau, kad jisai yra apdovanotas, tai labai norėtųsi, kad tie dalykai, jie tik dar gerėtų ir jisai, taptų toks puolėjas jau, kaip sakant, geidžiamas tų stipresnių klubų. Mhm. Po to buvo etapas Saudo Arabijoje, kad aukščiausiai lygoje ten moka labai didelius pinigus, mes girdėjom, kaip su antra lyga. Nėra ten labai... Ne dėl pinigų ten vykai? Tikrai ne. Aš ten važiavau dėl visai kitokių dalykų, tai yra galbūt daugiau pasaulio pažinimo arba pažinimo pasaulio, kurio aš nesu matęs. Tai yra visiškai kitoks, kita aplinka, visiškai kita kultūra, religija, išsilavinimas, raštas, maistas. Nenusivyliai? Klimatas. Ne, tikrai ne. Ką aš pamačiau per tos 3 mėnesius, 4 mėnesius, dalykų, kurių aš net filmuose tik tai mačiau apie Aladiną, tos... Kur atrodė netikroviška, ne? Jo, ten kupranugariai, žmonės su halatais, moteris, paslėptais veidais, smėlynai, 500 km smėlyno ir kelias per jį. Tokių žavingų vietų, miestų, kaip Džeda, kur senamiestis atrodo rimtai kaip tuose filmukuose arba knygose, kurias mes skaitydavom, ten 1001 naktis kažkas tokia, kur Aladinai ir visokie dvasios iš puodų išgaruodavo. Tai tikrai visiškai naujas pasaulis, futbolas irgi kitoks. Dalykai, jeigu su Lietuvos A lyga lygintumėm, ten antrą lygą stipresnė yra? Manau, kad
bet kuri komanda ten pakovotų dėl trejetuko, jeigu taip atvirai, nes jie turi ir gerą mokyklą yra arabų šiaip. Jie visi nori būti futbolininkais, futbolas yra pats populiariausias sportas. Net ir ten sąlygas turi, pinigų irgi investuojama užtektinai, jau nekalbu aš apie tą aukščiausią lygą, kur ten kosmosas, iš viskas dabar vyksta, bet stadionai, geri. Tai buvo įdomi patirtis ir save išbandyti aplinkoje, kur žmonės nekalba jokią kalbą, tai reikėjo kažkaip surasti tą kontaktą. Ir aš turėjau draugų, mes tikrai ten, manau, palikom tokį gerą įspūdį apie save, gerą pėdsaką. Ir net dabar mes kartais susirašom su tų klubo prezidentu, ten palinkim viens kitam sėkmės, tai faina. Įdomiai, taip atrodo, tie žmonės visiškai kitokie, bet kai sėdi prie stalo, paskui jau ten ir jie prasilaužė biški su anglų kalba. Ir tokie įdomus pokalbiai būdavo, ten sėdi, pavyzdžiui, ant grindų, nes jie ant kėdžių nesėdi, jeigu jau taip kultūriškai nori su jais pasidėti, ar į dykumą kokį išvažiuoti. Ir jis ten pasakoja, sako, va dabar ten turiu 2 žmonas, ieškau 3, kažkokie gal tavo šaly yra, kokie ten įdomi moteris, tokie dalykai, kur... Ką yra? Kažkaip keista, visai, taip nesu bendravęs, tai yra viskas kitaip. Žinau, geriau, blogiau, kaip čia pasakyti, bet buvo labai įdomu. Tai kažkada sėdi ar deginės ten dykumoje ir ateina žinutė, kad gal grįžk į Lietuvos rinktinę? Ar jau buvai grįžęs į Lietuvą, kai sulaukiai tos žinutės? Dabar aš tiksliai nepasakysiu, nes buvo dar prezidentas Tomas, man atrodo, kai mes ten pirmą kontaktą turėjom. Ir galbūt aplinkybių, vėlgi, čia kaip toj knygai, kurią aš dabar skaičiau, apie atsitiktinumus, apie netikėtumus, kažkokias aplinkybių kombinacijas gavosi taip, kad aš grįžau, čia vyko tokios permainos ir aš susitikau ir su sportiniu direktorium. Aš dar šiek tiek įsiterpsiu. Iš pradžių buvo siūloma U19 rinktinės ir trenerio vieta, ne? Jo, mes apkalbėjom tai. Paskui dar turėjom susitikimą su dabartiniu prezidentu, su Edgaru ir su buvusiu Tomu. Aptariam tą visą situaciją, kas būtų geriau ten, futbolui, man, pačiai tai aplinkai, kad jinai būtų sveikesnė, nes kaip ir buvo ne patys geriausi laikai. Nebuvo tokio... Švelniai tariant, tas ryšys tarp futbolo ir žmonių, kurie myli futbolo, nebuvo toks, sakysim, draugiškas ar... kokį čia žodį geriausiai paminėti, net nežinau. Nebuvo sveikas, jo, buvo daug klausimų, daug galbūt sprendimų futbolo pasaulyje, kuriem trūko logikos ar kažkokio paaiškinimo, bent jau žmonėm, kurie tikrai domisi ir nori futbolui gero. Tai galų gale priėjom tokį sprendimą ir stengiamės, sakant, daryti tai, ką sugebam. Nuo ko prasidėjo pats darbas? Nuo asistentų paieškos? Jo, pradžioje reikėjo sukomplektuoti trenerių komandą. Ir čia aš, ko gero, pasakysiu, kad man labai pasisekė. Nes... Gerai, Vaidas buvo pasirinktas, nes tu matei riteriuose, kaip jis dirba, ar ne? Jo. Vaidas, su juo mes riteriuose dirbome, su Marium pirmoji mūsų kampanijoje mes kartu dirbom ir aš labai esu jais patenkintas, turiu pasakyti, kad čia ko gero tas stuburas, toks, kuris visada, kada ten man trūksta energijos ar kažkokių tai jėgų, tai aš visada galiu. Tikrai taip, mes išsidalinę tas savo pareigas, atsakomybės
aš jais visiškai pasitikiu, taip pat ir vartininkų treneris Audrius labai gerai įsiliejo kolektyvą, Rokas analitikas, darbštus vaikinas, daro nuostabų darbą toje analitiniai platformai. Tai aš manau, kad mes ir suformavom tokį kolektyvą, kuris užduoda toną, kuris parodo tą nuotaiką ir tada žaidėjams jau reikia spręsti, ar jie apsikrės šitą energiją, bet vėlgi, mūsų pagrindiniai principai, kurių pastatytas mūsų tas darbas, bendravimas, tai yra pagarba visiems, kad visi jaustųsi gerai. Čia mano buvo kiekvieną stovyklą, aš pradedu nuo to supažindimo su darbo etika, su pagrindiniais mūsų vertybėm, galbūt taip net pasakysiu. Aš noriu, kad visi jaustųsi gerai, kad galėtų atlikti savo užduotį, savo atsakomybės maksimaliai gerai. Ir mano nuomonė, tai yra kelias, kuris pakelia kiekvieno žaidėjo, kiekvieno komandos nario savivertę, pasitikėjimo savim ir tada jie gali atiduoti maksimaliai tai, ką jie turi savyje. Tai va taip. Ar labai skiriasi žaidėjo atranka toj pirmoji kampanijoje ir dabar? Ne, aš manau, kad pagrindinis principas atrankos tai yra žaidėjų esama forma, ne kažkokie tai uždirbti medaliai praeitį, o dabartinė, aš manau, kad dabartinė forma, tai, ką jie daro aikštėj dabar, ir tai, aš manau, duoda tokios vilties ir jauniems žaidėjams, ir žaidėjams, kurie dar nebuvo rinktiniai, kad visiems tos durys yra atidarytos ir jos užsidaro ne todėl, kad man kažkas tai ten nepatiko, bet todėl, kad arba yra geresni, ateina geresni žaidėjai, arba tu nedarai savo darbo aikštėj užtektinai gerai. Tai aš manau, kad visi tie mūsų pasirinkimai, jie paremti kažkokią logiką. Visada yra argumentai, kodėl taip, o ne taip. Aišku, turbūt yra tokių atvejų, kai tiesiog yra du vienodi ir tu kas tada, net nesimpatijos, tada žiūri pagal varžovą, kuris būtų reikalingesnis. Tai faktas šitų situacijų būna ir jų bus, nes... Čia, aišku, Lietuvoje tik 2, užsienį yra, kur iš 10 vienodų turi rinktis. Ir Lietuvoje gali būti netgi ne 2, 3 ir vis, pavyzdžiui, vartininkas. Dabar mes turim Gertmaną ir turim Zubą. Abu yra puikus, ir Černiauskas, puikus vartininkai. Buvo prieš tai Paukštė, gavo traumą. Visi vartininkai labai geri, visi žaidžia. Ir nėra vieno tokio, kuris būtų galva aukštesnis, ne? Taip, arba pavyzdžiui, paskutinį stovyklai Gratas Irgedas ar Danielis Romanovskis. Abu žaidžia, abu komandos lyderiai, bet viena pozicija. Tai abiejų negali. Ir abu man jie patinka kaip žaidėjai, kaip žmonės. Bet ar Danielio nepakeitė paskutinis įvykis su Artūru Dolžnikovu? Čia pliusas ar minusas tai, ką padarė su taurės pusfinalėje? Visų pirma, aš to momento nemačiau ir niekas, ko gero, iš mūsų jo nematė. Ten arti, aiškiai, kaip ten buvo, aš girdėjau ir vieno žaidėjo, ir antro žaidėjo istoriją. Jo, galbūt... Bet imkim, aš darysiu prielaidą, aš nežinau, ar tikrai tai buvo, bet kad kas realu, kad Danielis Romanovskis tiesiog žinodamas Artūro charakterį jį paprovokavo ir ta provokacija ne jam, o jo komandai iš esmės padėjo laimėti. Čia yra teigiamas bruožas ar ne? Nes mes vakar Futbolas LT sakėm, ar turi fireplay šitoj vietoj galiuoti, ar vis tik komandos pergalė yra svarbesnis dalykas? Sunkus klausimas. Labai sunkus klausimas ir kada nėra video aiškios medžiagos,
Nes daug dalykų... Aš pasikartosiu, čia buvo prielaida. Jo, daug dalykų nepapuola į video kameras, daug dalykų nesigirdi arba negali būti išskaityti iš lūpų. Nu, pas mus nėra 25 kamerų, taip. Jo, bet dalykai vyksta aikštėje ir ypatingai tokiose rungtynėse, kur daug įtampos, čia sprendėsi taurės laimėtojo klausimas. Svarbiausios metų rungtynės, tai be abejo, kad ta įtampa yra ten maksimaliai elektrinta. Dabar ar tai yra kriminalas, ką padarė Danielis, mes nežinom visų pirma, ką jis padarė, o toliau... Aišku, kokio lygio ta provokacija. Taip, nes turbūt istorija mums pasiūlo tokius atvejus Zidano su Materaciu, kur ten kažkas kažką pasakė į ausį ir reakcija buvo tokia, kokia buvo. Tai dabar tu žinai, kad aikštėje šitie dalykai galimi, jie vyksta, tu ne pirmus metus esi tenai. Dabar kaip reaguosi, tai čia jau yra tavo reikalas. Turbūt Artūras buvo pasirinktas ne šiaip savo, žino, kad Artūras karštesnis ir... Jo, Artūras toks žaidėjas, kuris užsiplėskė ir jam reikia su savim dirbti, nes norint žaisti... O jis gali tą daryti. Jis tikrai gali žaisti aukštam lygį, bet šitie dalykai stabdo jo progresą, nes kai tu jau lipi tais laiptais karjeros ar ten, sakysim, futbolo lygio, kuo aukštesnis lygis, tuo daugiau bus tokių dalykų. Ir tas laiptas tuo aukštesnis. Ir dažnai galbūt žaidėjai neužlipa to laipto ne dėl dalykų, kuriuos jie daro ten su kamoliu, be kamolio, bet dalykai, kurie galbūt nėra matomi, nėra apkalbami daug, tai yra galva, tavo reakcija į provokacijas. Mes irgi kiekvienas rungtynės, tai ypatingai, kai žaidžiam su Balkanų regiono komandom, paskutinė mūsų stovykla, mes irgi spėjam žaidėjus prieš rungtynės, nes gali būti provokacija, gali ten kažkas įžnypt, pasakyti, ten įspirt, kai nematys. Dabar, kaip tu sureaguosi, tai su šito mes turim jau dirbti, tai yra tavo savikontrolė. Mes su pokalbiu pirmoji pusėje apie kažkur iš aukštai, kiek gali sugadinti, ar ne, visas rungtynes, kažkokią repliką. Taip, kas čia toliau. Pradžia yra nebloga, bet pradžia nebloga buvo ir prieš tos 4-5 metus. Ką reikia daryti kitaip, kad, sakykime, antra ciklo pusė nebūtų tokia, kokia buvo tada? Nes tuomet jau antroji, jau prieš Galavą, kur tie po 0-4 pralaimėjimai, akivaizdu, kad tos energijos jau nei žaidėjų akise, nei veiksmuose nebebuvo, kaip ten pačioj pradžioj. Laidos ne tik apie futbolą rėmėjai. Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Reikia daryti dalykus gerai, dalykus, kurie priklauso nuo mūsų. Mes negalim vėlgi kontroliuoti tų trečiųjų jėgų, tai yra priešininkų, ten kažkokių aplinkybių, bet dalykus, kuriuos mes turim daryti gerai, tai yra, kurie priklauso nuo mūsų, mes turime juos daryti maksimaliai gerai. Ir čia yra mūsų tiesioginė užduotis. Tai trenerių štabo tiesioginė užduotis, tai yra kontroliuoti, sugebėti įkalbėti arba, net nežinau, kaip įžodinti geriau, įtikinti žaidėjus, kad jie turi savo darbą atlikti gerai. Dabar mūsų tiesioginė užduotis tai yra, kad žaidėjai, ko gero, patikėtų tuo, ką mes jiems siūlom, tai yra ten apie žaidimo planus, apie varžovo analizę, apie mūsų savianalizę, surasti teisingus žodžius, kad žaidėjai išlaikytų tą maksimalią motivaciją ir kad mes siektume savo tikslų ir tie žodžiai nebūtų kažkokie tušti arba prasilenktų visiškai su realybė ir tada aišku, kad atsiras turbūt toks momentas, kada žaidėjai ten demotyvuosis ar nebetikės paprasčiausiai mūsų ir pradės ten taupyti savo jėgas ar nenorėti, bet šiuo metu, ką aš matau,
Tai mane labai džiugina, tai yra tas komandos augimas turiniu pačiu, tas noras į rinktinę važiuoti. Jeigu anksčiau būdavo, ten kažką reikėdavo galbūt įkalbinėti, ten antrą kartą skambinti, dabar jau mes atsirinkom žaidėjus, kurie tikrai nori čia būti. Ir jeigu pradžioje ten reikėdavo skambinti, paskui perskambinti, perklausti, ten duoti laiko pamastyti kai kuriem žaidėjams. Iki tokio lygio reikėdavo? Na, tikrai, kad taip buvo. Dabar atvažiuoja žaidėjai, kurie nori žaisti. Dabar jau yra kitokie pokalbiai, dabar yra net klausimai žaidėjų, kodėl aš nežaidžiu, nes aš galbūt esu vertas ir tai yra gerai, tai rodo, kad žaidėjai nori čia būti, nori žaisti, nori atiduoti savo jėgas už Lietuvą, už savo šalį ir tai yra mane džiugina. Netgi aš pasikartosiu, tas kolektyvas, kuris susideda iš 23 žaidėjų, jisai yra antiek draugiškas ir jeigu ieškosim kažkokių skirtumų nuo to pirmo etapo, aš pasakysiu, kad dabar kas vyksta su atsargos žaidėjais, tai vadinamais, kurie įeina po keitimo, tai yra visiškai kita muzika. Na, aišku, čia didelis ačiū mūsų fizinio rengimo treneriui Georgui, bet žaidėjai, kurie įeina, jie pastiprina komandą. Anksčiau būdavo tokie, jau tie keitimai laukia iki galo, turi būti tokie priverstiniai, kad, nes tu žinai, kad jie žaidėjai, jie labai reikės daug laiko jiem įsitraukti žaidimą, kad atitiktų tą intensyvumo lygį. Dabar yra kitaip, jie jau yra paruošti, jie yra morališkai paruošti, psichologiškai tvirtesni, jie jaučia galbūt net didesnę savo svarbą ir šitie maži dalykai jie ir duoda naudą, jeigu netgi tos rungtynio pabaigos dabar yra šiek tiek kitokios. Nu, senai lietuviai pabaigoje neištraukė. Jo, ir tas pats buvo ir Vengrijoje, kur mes pralaimėjom 2-0, bet ir gale turėjom jėgų, kažkokio tikėjimo, net stovint ant tos linijos, kur aš atsimenu keletą rungtynių iš praeito etapo, kur tu žiūri laikrodį ir galvoji, greičiau baigtųsi viskas. Tai dabar kol kas aš tokį jausmą neturiu. Dabar norisi, kad nesibaigtų tos rungtynės, nes atrodo, kad gale dar gali kažkas įvykti mūsų naudai. Net su serbais, juk buvo šansas 2-3 padaryti ir realus šansas. Tai mūsų tas yra toks pagrindinis tikslas, kad komanda būtų vieninga, tikinti ir kovotų iki galo. Aš žaidėjams sakau, mūsų pagrindinis tikslas tai yra rezultatas, bet jisai ateis tik tai tada, kada bus turinys. Tai jau šį kartą nepradedam nuo, kaip sakant, nestatom arklio, tai yra vežimo prieš arklį. Aš sakau, kad jūs negalvokite, kad mums šiandien būtinai reikia laimėti. Mums reikia galvoti, kad mes atliktume savo darbą teisingai, kaip mes susiplanavom, kaip mes matėm, ten analizavom. Ir jeigu jūs tuo tikite, ką jūs matote, jeigu tai yra užtektinai logiška, ta mūsų analizė, savianalizė, ir jeigu mes darysim dalykus teisingai, kaip mes nutarėm, tai rezultatas ateis savaime. Tai bus paseka mūsų konstruktyvaus, profesionalaus darbo. Ir viskas. Ir neapsikraukit ten. Viskas. Tai priklauso nuo mūsų, mes tai turime tik gerai. Spalį rinktinė žais Bulgarijoje. Esi minėjęs, kad Bulgarija yra vienintelė Europos šalis, kurioje nesibuvęs. Tai dėl ko taip nuskriausta ta Bulgarija? Ne vienintelė pasirodo. Ne vienintelė? Aš dar nebuvau Albanijoje ir Suomijoje. Tik tai oro uoste. Nežinau, ar tai skaitė. Nesiskaitė. Ne, tada ne. Kokią mes matysim rinktinę Bulgarijoje? Nes kad jau Kaune, naujame stadione komanda gali gerai žaisti, mes jau pamatėm, išvyka vėl turbūt visiškai kitokia istorija. Na, aš manau, mes pamatysime geriausią Bulgarijos versiją, kadangi jiem irgi ten dega padai. Ir tai yra tikrai gera komanda. Paskutinės rungtynės jie pralaimėjo Montenegro, nors pirmavo ir prieš tai pirmavo prieš serbus iki tos pačios 94 ar 7 minutės. Tai bus galinga komanda, kuri tikrai atsimena mūsų rungtynės Kaune. Mes taip pat juos labai gerai pažįstam, žinom jos galingumą.
Bet žinom, kad ir su jais galima žaisti, jeigu mes būsim savo geriausią versiją. Tai čia bus toks principinė kova dėl ko gero tos... 4 vietos? Jo. Dar prieš Bulgariją Lietuvoje bus didelė šventė, tai pasaulio legendos prieš Lietuvos legendas žaisi? Jei galėsiu, sužaisiu. O ką reiškia negalėsiu? Gavau tokią mini traumą, galvoju, reikia išeiti į aikštę, pasižiūrėti, ar dar galiu pagreitėti, baigėsi nelabai sėkmingai, bet dar yra porą savaičių, tai gal atleis spazmus. Priminsiu, kad kada dabar čia užpernai, dabar galvoju, bandėjai tuos trumpus riterių treniruotėjai bėgimus daryti. Kad ten tik truputį blogesnis nei dabartinių A-lygos žaidėjų buvo. Mes turėjom tokį susitarimą, kai atvažiuodavo kažkoks žaidėjas naujas, tai visada į Riterio fizinio rengimo treneris Marius Čeliauskas gerai protestuodavo ir tuo pačiu aš prasibėgdavau su jais, tai jeigu už mane lėtesnis, tada į komandą neimdavom. Tai čia. O buvo ir tokių. Ok, tai pažįsti kažkiek žaidėjų iš tų pasaulio rinktinės? Jo, tai Quaresma, kiek girdėjau, turėjo atvažiuoti, Karambio, tai žaidėjai, prieš kuriuos arba su kuriais man teko žaisti. Tai Dyda vartininkas, atsimenu, mes žaidėm su jais tą Super Taurės finalą. Tai bus, aišku, žaidėjus, kuriais teko... Taip, Pujolis turbūt irgi teko prieš jį žaisti. Jo. Tai turbūt reiktų palinkėti pasimatyti ten. Tai faktas, kad čia nebus kažkokios rungtynės, kur žiūrovai ateina ir tikis kažko ir pamatys kažkokio tai wow futbolo. Ne, tikrai, čia atvažiuos dėdės ir pas juos, ir pas mus, kur galbūt ir ženkliai mažiau juda ir jau kitaip atrodo, negu atrodė prieš 15 ar 20 metų, bet čia visai kitas formatas, tai yra šventė, tokia paruošiama šventė prieš pagrindinį tą futbolo taurės finalą. Man truputį gaila, kad būtent tą savaitgalį savo vestuvėse dalyvauja Ronaldo, nes įsivaizduoju, kad jeigu būtų Ronaldo ir Roberto Carlošas, kurie irgi tai agentūrai priklauso ir būtų čia, turbūt, kad dar lengviau būtų stadioną užpildyti negu dabar, bet kokiu atveju, manau, kad, nemanau, o tokių dalykų Lietuvos futbole nėra daug, tai verta pasimatyti ten. Kelintą kartą Ronaldo ženėsi? Tikrai nežinau. Tikrai ne antrą. Čia mes kalbam ne apie Krištianą, čia mes kalbam apie brazilų žvaigždę. Tai ne iš pirmo karto pavyko, žmogus bandė antrą, dabar nežinau, 3, 4. Bet blogiausia, kad ir jo nėra, ir Roberto Carlošo, nes jis dalyvaus tai šventė. Tai viskas, Edgarai, ačiū, kad pasidalinai tuo, ką pasidalinai ir sėkmės, aišku, rinktiniai visų pirma. Ačiū labai. Iki. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.